savo antrojo žaidėjo, Žygimantas Janavičius. Taip, bet užtat grįžo Deividas Gailius ir būtent jam iš karto yra patikėta žengti į tą starto penketą. Pacevičius prieš Birutį. Pirmasis ginčio kamuolys ir ten Birutis berods pamuša kamuolį, bet jį užvaldo Deividas Gailius. Dešiūras Bui Neitui Johnsonui. Užtvara Gailiui. Gailius išvedamas nugarą į krepšį prieš Deividas Sirvydis. Stumdo jaunesnį oponentą Gailius, bet Sirvydis laimi šią mikrodvikovą ir Žalgiris ramiai pradeda savo ataką. Dovis Giedraitis jau diriguoja komandos draugam. Na, galima prisiminti, kiek Karaliaus Mindaugo taurės finale, kokį svarbų vaidmenį ten vaidino Deividas Gailius, o čia Deivido Sirvydžio graži verpstė ir pirmieji šio vakaro taškai. Taip, na, praktiškai abidvi atakas. Matėme Deividų mikrodvikovą. Sirvydžio labai gražus epizodas. Čia Neitas Johnsonas, kai persimeta kamuolį per nugarą, žingsnis atgal ir tritaškis, taip kad nepalieka Neptūno fanų stovėti ilgam laikui. Taip, ir na, čia visiškas individualus meistriškumas iš Neito Johnsono per nugarą. O kitoje aikštelės pusėje ir Žalgirio klaida. Dešiūras buvo jūsų ekranuose. Kalbėjom, Luka, apie tos ankstyvus metimus ir Neitas Johnsonas taip iškart pasisako šį vakarą. Pradėjo labai panašiai ir KMT finalą. Taip kad geras ženklas, kalbant apie potencialią intrigą. Ir čia dabar būtent Neitas Johnsonas vėl su kamuolio, du žaidėjai prieš jį. Zeinui Waterman labai gražiai Watermanas suranda Gailių, šis iš kampo. Netiksliai ir stringa kamuolys. Nežinau, Gailius iš šitą kampą neprimink turbūt nei Neptūno fanam, nei pačiam Deividui. Gal koks net posttrauminis sindromas. Žinai, yra priežastis, kodėl aš sakiau, Neptūno tritaškis nepriklauso, ne? Gailius iš kampo. Giedraitis Vongui. Ulanovas. Biručiui atsidenginėja Sirvydis, gauna kamuolį prieš jį Gailius. Tenai nemažai kontakto po krepšiu, bet kamuolys siunčiamas į perimetrą. 2 prieš 2 Giedraitis. Kiek atšokęs nuo Neito Johnsono. Na ir jei Neitas Johnsonas taip įmesti gali, Dovis galbūt tokio individualaus meistriškumo puolime dar neturi. Antras šansas Žalgiriui. Vongas nesėkmingai ir ten Pacevičius. Ne iš karto, bet galų gale užvaldo kamuolį. Pakankamai gera gynyba iš Klaipėdos Neptūno, tik tais, kad suteikia antrąjį šansą Žalgiriui, o čia vėl tas pats, vėl ta pati tiesioginė mikrodvikova. Gailius prieš Sirvydą, arčiau krepšio. Ir vėl Sirvydis. Čia kas atkovos kamuolį Žalgiris vis dėlto nepavyksta. Ištraukė Deividui Gailiui, bet ir vėl ten Deividas Gailius, na, kažko tokio įspūdingo nesusikūrė. Aišku, tikrai plyšys metimui buvo, bet tiesiog nepavyksta kairė ranka jau antrą kartą įmesti. Šiaip Žalgiris yra ta komanda, prieš kurią varžovai nugarai krepšį žaidžia mažiausiai. Tai turbūt irgi kažkiek, na, indikuoja apie tą dydį ir fizinę jėgą, kurią disponuoja Trinkieris savo rotacijoje. Čia matome, kaip step-outą taiko Klaipėdos Neptūnas. Zėja Vongas priverstas nusimesti kamuolį, bet vėl jį turi. Čia gražus jo perdavimas, kuris virsta 2 baudomis Laurynui Biručiui. Taip, ir pirmoji pražanga šiandien Zeinas Watermanas. Beje, vienas iš dažniausiai lygoje prasižengiančių krepšininkų, po 3,5 beveik pražangos vidutiniškai ir tikrai labai dažnai tų rungtynių nebaigia. Būtent dėl išnaudoto pražangų limito. Na, kitas kandidatas turbūt į šią kategoriją Alenas Smailagičius. Jis gal tiesiog trumpiau žaidžia, bet susirenka vis tiek labai daug tų pražangų. Kovo mėnesį per 18 minučių net 3 pražangas susirinkdavo Alenas Smailagičius, kurio šiandien priminsime, kad nėra. Ten matėte ir Žalgirio aktyviausius sirgalius, kurie šiandien įsitaisė kiek kitame sektoriuje nei paprastai išvykos sirgaliai iš Vyturio arenoje. Na, kiek teko domėtis prieš rungtynes, tiesiog jų per daug, kad sutilptų į tą tipinį tokį arenos kampe sektorių. Čia Bui ir atsiprašau, Neito Johnsono ir Pacevičius nesusikalbėjimas ir klaida viduryje aikštės, taip kad 3-3 Žalgiris vėl su kamuoliu. Na ir vėlgi, tikrai Neptūnui reikia beveik tobulų rungtynių tam, kad galėtų galvoti apie pergalę. Tokios klaidos yra labai toli nuo to. Dvigubinamas Birutis nusimeta Giedraičiui, Giedraitis iš toli ir toliau. Pro šalį svaido žalgiriečiai. O Dešiūras buvo jau kitoje aikštelės pusėje. Čia taktinė Žalgirio pražanga Deividui Sirvydžiui. Tai yra pirmoji.
matome, kad abi komandos nemažai naudoja to žaidimo nugarai krepšį per pirmasias 3 minutės. Ten Birutis prie jo pagalba. Laisvas Dovis Giedraitis, bet kaip ir minėjai, kol kas Žalgiris tritaškių nepataiko. Johnsonas Pacevičiaus užtvarą palieka, Giedraitį už nugaro, žaidžia iki galo ir pražanga. Čia Trinkieri, matome, nesutinka su tokiu sprendimu, švelniai tariant. Būtent Laurinui Biručiui fiksuojama pražanga, kaip suprantu, ten patį kamolį. Čia ir Remigijus Milašius, beveik Klaipėdo miesto vadovybė. Ten, kaip supratau, Laurinas Birutis, aišku, kamolį lietė švariai, bet kartu kabino ir varžovo petį, iš kurį, aišku, už ką ir buvo įrašyta pražanga, dar kartą tas epizodas. Neitas Johnsonas pirmąją baudą pataiko. Tai 81% taiklumu. Metantis baudas, 15 taškų vidutiniškai LKL pirmenybės ir tikrai labai vėlgi gerą, taip sakykime, tą vidurinę sezono fazę žaidžiantis amerikietis. Labai trūko Neptūnui jo, sakykime, taip per pirmus kelis mėnesius. Pirmą mėnesį žaidė, vėliau gavo traumą ir apie 2 mėnesius buvo tikrai sunku Neptūnui, o čia Isaiah Wongas dar vieną metimą prameta amerikietis. Taip, daro tai, ką, tiesiog įmas iniciatyvos, meta pas, metimai kol kas nesukrenta. Watermanas tam pačiam Neitui Johnsonui. Johnsonas prieš Ulanovą ieško, bando įmesti kamuolį Watermanui, pavyzdinė čia Giedraičio gynyba. Puikiai, tiesiog iš priekio išmuša kamuolį ir jį perimės išprovokuoja varžovo pražangą. Būtent neleidžia pasinaudoti tuo centimetrų panašumu Zeinui Watermanui. Bandė Neptūnas sužaisti high-low perdavimą per baudos liniją ir vėliau Watermanui, bet to irgi neleido padaryti Žalgiris. Gera gynyba kauniečių. Ten turbūt jau ir kito pasirinkimo galbūt reikėjo ieškoti, bet čia jau Žalgirio atsakymas iki galo. Bando eiti Sirvydis, Pacevičius, kaip lupa kamuolį varžovų iš rankų. Neitas Johnsonas vėl Watermanui šį kartą sėkmingiau, bet prieš Watermaną jau ne Giedraitis, o Birutis. Taip, kad atsisako šito sumanimo amerikietis ir dabar jau Dešūras Bui prieš Wongą. 8 sekundės atakai, suranda pick and popę Watermaną, bet ir toliau. Tritaškai šiandien, vienintelis tritaškai pataikė kol kas tik Neitas Johnsonas. Ulanovas prieš į Pacevičius. Pacevičius tiesiog pasiema pražangą. Arba, sakykime, labai jau rizikingai bandė išmušti tą kamuolį. Pražanga, nepaisant to, jog lyg ir turi tą centimetrų pranašumą. Kol kas ta pradžia tokia žvalgybinė, sakyčiau taip. Lėtas startas, mažai taiklių metimų. Kamuolys lysta iš rankų. Čia ir Gailius keičiamas. Arnas Beručka vietoj jo. Giedraitis į dešinę, vėl naudojasi Ulanovo užtvarą, prieš jį išlieka Neitas Johnsonas. Dabar keičiasi gynyboje, bet kažkiek gal ir suvėluoja Watermanas pakilti, Giedraitis tritaškį veidą įmeta. Būtent čia vėluoja Zeinas Watermanas, jo klaida gynyboje. Jeigu keitiesi, tu nori būti agresyvus ir neleisi tokių metimų. Čia pirma opcija, kurią ir pasiema Dovis Giedraitis. Čia vėl Neitas Johnsonas bando tiesiog per jėgą įgrūsti tą kamuolį Watermanui, prieš kurį lieka Giedraitis ir Giedraitis Watermanas 2-0. Ir 4 kartus Neptūnas bandė sužaisti nugarą į krepšį, 2 kartus prieš Sirvydį, 2 kartus prieš Giedraitį. Visus kartus Žalgirio perimetro žmonės apsigynė. O čia Wongas per Pacevičių ten atrodė, jau neišvengiamai turi gauti bloką, bet štai dar kartą labai gerą metimą atlieka Wongas ir Žalgiris įgyja 3 taškų pranašumą. Ir gražiai išvengė pirmojo oponento tuo euro stepu, europiniu žingsneliu į dešinę į kairę. O čia pražanga Kauno Žalgiriui. Ir dabar rezultatai esant galėjo susimesti Neptūnas, keletas klaidų žaidžia nugarą į krepšį. O čia matote ir Modestą Paulauską savo ekranuose, kaip ir minėjome, prieš rungtynes. Pagerbtas prieš šias rungtynes buvo Lietuvos krepšinio legenda. Mes grįžtame į veiksmą aikštelėje. Neitas Johnsonas šį kartą jau
kitoks šiek tiek pasirinkimas, bet dar viena klaida. Pacevičiaus perdavimas skaito žalgiriečiai ir kol kas nepaisant tų išvykų intensyvumą gynyboje vis tiek išlaiko Trinkėrio aukliniai. Žalgiris jau 4. kamuolį perima šios dienos mače, mes sužaidėm pusę kėlinio. Ulanovas iki galo, kairė ranka flauteris netaiklus, bet ten niekas nuo kamulio nuo krepšio nenustumė Biručio ir šis kartoja metimą. Na ir Neptūnui reikia kažkokios žiežirbos, tai galbūt Dešiūras Bui gali ją pasiūlyti. Dešiūras Bui dažnai būna pirmose kėliniuose, bando įtraukti komandos draugus, neforsuoja tų metimų, o štai šis žmogus gali žaisti iki galo. Neitas Johnsonas ir nepavyksta. Matėme ten Vongas permetė Pacevičių, Johnsonui permesti Biručio nepavyksta. Ir galima sakyti, kad Birutis čia 2 atakas dabar sustabdo, prieš tai sustabdė Pacevičiaus perdavimą, čia sustabdo Johnsono metimą. Ir Neptūnas turi 5 taškus per 6 minutės. Buvo viešai išgirtas Birutis, tai dabar tikrai turi žaisti pasitempęs, pateisinti tos didelius lūkesčius. Ulanovas. Biručio užtvara Giedraičiui be kamulio. Ulanovas atakuoja Pacevičių ir 2 taškai ir dar pražanga Pacevičiui. Taip kad ta pradžia atrodė tokia, na, kalbant apie tas pirmas kelias atakas, gal visai pozityviai Vovorui ir jo komandai, bet komandinių pražangų limitas jau peržengtas, dar pridėti prie tų bėdų, aišku, visiškai kitą priekinę liniją meta į kovą. Dabar Vovoras po vandens pertraukėlės, Tomašas Pavelka ir Milesas Hesonas jau aikštelėje. Žalgirio, aišku, penketas irgi pasikeitė. Ryanas Dunstonas centro pozicijoje, o Silveinas Francisko. Vienas naudingiausių BCFLKL krepšininkų jau aikštelėje. Na, norėjau sakyti, Neptūnas jau atsilieka 8 taškais, o Francisko dar tik dabar į aikštelėje eina. Taip, apskritai, kol kas Neptūne vienintelis Neitas Johnsonas renka taškus, būtent jį su kamuoliu prieš jį Francisko. Eis iki galo ir vėl gauna stogą, bet nukrenta kamuolys patogiai Pavelkai. Iš 3 karto pelno taškus Neptūnas, taip kad bent šiek tiek nutraukia tą Žalgirio spurtą. Na, gal ir nebuvo gražu, bet dabar Neptūnui reikia taškų tiesiog bet kokių, kad šiek tiek priartėtų prie Kauno Žalgirio ir neleistų jiems pabėgti labai anksti. Ir Ulanovas gražiai iškiša kamuolį Dunstonui, taip kad irgi darbiniai taškai, bet tikrai, na, plus vėl atstato 8 taškų pranašumą. Dešiūras Bui kol kas nei vieno metimo dar neatliko. Ten vėl 3 blogas susikeitimas iš Neptūno per 7 minutės. Neitas Johnsonas atšoka atgal, dar kartą taikliai Neitas Johnsonas traukia Neptūną pradžioje. Kol kas 2 identiški tritaškiai jo. Būtent žengus tą žingsnį atgal. Vienintelis dalykas, kas kol kas ir veikia Neptūnui čia. Francisko prieš Pavelką buvo sekundė, grįžo Neitas Johnsonas, Dunstonui iškiša kamuolį Francisko ir šį kartą jau Dunstonas nepataiko, 2 prieš 1. Ui, čia. Ir viskas baigėsi labai gerai, iškelia kumščius į viršų Arnas Beručka, ten kažkiek užmigo žalgiriečiai gynyboje. Na taip, galbūt galvoja, kad Neptūnas pelnys taškus 2 prieš 1, trūko kitų žalgiriečių grįžimo į gynybą. Na, kai Tomašas Pavelka greitoje atakoje pelno taškus iš po krepšio, tikrai tos energijos nebuvo parodyta daugiausiai. Štai porą taiklių metimų atsigavo kažkiek ir Švyturio arena jau. Ir ta energija vėl įsijungia, bet dar viena pražanga tiesiog prasiveržimo metu rankomis gauna prancūzą ir Silveinas Francisko. Jau netrukus tos prie baudų metimo linijos, kur žalgiriečiai šiandieną buvo 3 kartus, realizavo 2 baudų metimus. Na, sunku visiems, kas stovi prieš Silveną Francisko, ne tik Lietuvoje, visoje Europoje. Čia prieš Arną Beručką Silvenas Francisko eina į dešinę. Čia pagrindinis Klaipėdos Neptūno taškų rinkėjas sėdasi ant suolo. Neitą Johnsoną dabar pakeitė Mindaugas Girdžiūnas, kuris tikrai ne patį geriausią sezoną žaidžia, nesiekia 7 taškų jo vidurkis, bet pastarosios 2 rungtynės 15 ir 21. Taip kad galbūt ir ilgesnę tokią atkarpą pavyks sužaisti Mindaugui. Būtent ir kovo mėnesį, tai po to KMT finalo, po rinktinių pertraukos renka po beveik 12 taškų tik per 21 minutę. Mindaugas, čia dar kartą Žalgirio aktyvios rankos, bet Neptūnas kamuolį išlaiko. 4 klaidas jau turi čia Dunstonas. Wow, Dunstonas veteranas.
2 metrai nuo tritaškio, krapšto kamuolį iš Hesono. Tikrai ne tas epizodas, kurį norės matyti dar kartą Klaipėdos Neptūno legionierius iš Britanijos, o čia ties klaidos riba ir žalgiriečiai, bet Brazdeikis išsimeta tolimą metimą. Metas Mičelas ten niekieno netrukdomas pasiema kamuolį, suteikdamas dar vieną šansą svečiam. Izėja Vongas, Neito Johnsonas stiliumi atšokęs atgal, pataiko tritaškį. Duoda erdvės, Dešiūras Buja, akivaizdu, kad forsuoja tą tritaškį metimą, saugosi prasiveržimo ir šį kartą tai nesuveikia. Dešiūras Buja tiesiai į rankas Ileinui Francisko, pražangos ten pavyksta išvengti, bet Ignas Brazdeikis gerame ritme, atrodo, pagavo kamuolį, bet to tritaškio nepataikė, galėjo jau vėl iki dviženklio paaugti žalgiriečių persvarą. Dešiūras Buja prieš metą Mičelą. Irgi vienas iš dažnesnių krepšininkų žaidžiančių izoliacinį krepšinį. Dešiūras Buja šį kartą gerą perdavimą atiduoda Pavelkai. Ir Dunstonas pyksta ant savęs, kad nepavyksta pražangos ten jam išvengti. Klaipėdos Neptūnas. 6 klaidos pirmame kėlinyje. Ir visi 6 tapo perimtais kamuoliais Kauno Žalgiriui. Vadinasi, kad žalgiriečiai galėjo bėgti į greitą įpuolimą iš karto ir būtent, na, sakykime, galime sakyti, dėl to ir turi 8 taškų pranašumą. Čia Pavelka pataiko pirmąjį baudos metimą. Pavelka, abu taiklus baudų metimai, 80% baudų šį sezoną, o čia ir Mantas Juzėnas metamas į aikštelę pirmajame kėlinyje, jisai pakeitė dabar Izėja Vongą. Dažnai rotuoja krepšininkus Andrėja Trinkieriai, kažko kito tikėti šiandien turbūt ir nebuvo galima. Ir Juzėnas dabar yra viduryje nacionalinės krepšinio lygos pusfinalio. Ten žalgiriečiai atsilieka 0-1 prieš Vilkaviškio komandą. Neptūno gretose dabar Radvilas Kneižys, ten visai neblogai atrodo pirmoje atakos fazėje atstovėjo prieš Ilveiną Francisko, vos 1 sekundė iki Žalgirio atakos, spėja Metas Mičelas išmesti metimą, bet jisai yra netaiklus, taip kad po pirmojo kėlinio fiksuojame 6 taškų Kauno Žalgirio persvarą, šeimininkai Klaipėdos Neptūnas 14, Kauno Žalgiris 20, mes susitiksime antrajame kėlinyje. Netrukus prasidės antrasis kėlinys, pirmojo kėlinio geriausias žaidėjas, ne kas kitas kaip Žalgirio pagrindinis centras Laurinas Birutis, 3 taškai, bet 5 atkovoti kamuoliai ir 11 naudingumo balų. Na, Birutis per 10 rungtynių kovo mėnesį, tiksliau per 9 kovo mėnesį ir per 1 vasario mėnesį renka po 9 taškus per 16 minučių ir meta 2 taškius taikliau negu baudas. 81% taiklumas, būtent metant 2 taškius, įspūdingi skaičiai. Tikrai taip, o čia Radvilas Kneižys siunčia kamuolį Girdžiūnui, Girdžiūnas iš kampo nesėkmingai, na visi žinome, kokie svarbus tie pirmieji porą metimų Mindaugui, šis skrieja pro šalį ir jis pirmasis trečiasis Žalgirio numeris Ilveinas Francisko rengia svečių ataką. Mičelas Dunstonui atsidenginėja Ignas Brazdeikis, gauna kamuolį, nusimeta jį metui Mičelui, ten Hesonas pagarbiai atsitraukęs, provokuoja mesti, bet Mičelas vis tiek sugeba prasiveržti ir pelnyti 2 taškus. Prieš tai Mičelas prametė metimą pirmojo kėlinio pabaigoje, irgi 1-1 situacijoje, dabar tą daro kur kas sėkmingiau. +8 Kauno Žalgirio. Kneižys, aišku, turi žaisti, kuomet traumuotas yra Žygimantas Janavičius, dabar apskritai tas penketas, kuriame nei Dešūro Buja, nei Neito Johnsono. Kneižys gauna stogą iš Dunstono, bet iš karto ištaiso savo klaidą, na tiesa, teisėjų ir arbitrų nuomonė tas kamuolys nebuvo užvaldytas ir atakos laikas ištiksėjo, nebejoju, galbūt ir kažkoks minimalus pasitarimas gali būti tarp. Na, čia Kneižys nepamatė, po krepšių buvo jo komandos draugas prieš Silveną Francisko, daug mažesnį, berods Milesas Hesonas, ir taip bandyti permesti Bryantą Dunstoną, kažkiek naivoka. Visiškai kaip tėvas sūnų būtų nublokavęs, bet Bryantas Dunstonas šiaip šiandieną dar antrojo kėlinio pradžioje jau turi, teisėjai dabar patvirtina savo išankstinį sprendimą, jog tiesiog baigėsi atakos laikas, bet Bryantas Dunstonas 2 įspūdingi epizodai, žinant jo metus ir poziciją.
blokas prie tritaškio ir prieš tai iškrapštytas kamuolys dar toliau ir čia realiai ties vidurio linija ginantis 1-1. Wow. Na, čia tie dalykai turbūt, kurios Dunstonas dėl savo krepšinio IQ galės ir dar po 5-7 metų vis dar daryti. O čia Įgį Brazdeikiui net laiko nervai prasižengia prieš Arną Beručką ir dabar ir Andrėja Trinkerį ten emocingai tiek Ignui Brazdeikiui, tiek savo auklėtiniams siunčia žinutę. Dar kartą šis epizodas. Na, čia net 2 kartus buvo kontaktas su Arnu Beručka. Na ir kas kitas, jeigu ne Arnas Beručka, turbūt tokias pražangas išprovokuotų Klaipėdoje. Vakar buvome Jonavoje, ten Simas Jarumbauskas, čia Klaipėdoje Arnas Beručka. Du labai kovingi žaidėjai. Vakar Simas Jarumbauskas ir 2 lemiamus tritaškius paserviravo. Pažiūrėsim, ką šiandien mums parodys Arnas Beručka. Jisai būtent ir su kamuoliu dabar prieš tą patį Įgį Brazdeikį. Kol kas viskas švariai. Hesonas gražiai, Girdžiūnas Kneižiui šį kartą sėkmingiau, nes bloko negauna, bet metimas netaiklus, suteikia antrą šansą savo komandai. Radvilos Kneižys, bet ne pat. Ir štai dar trečiąjį šansą turės, nes Metas Mičelas užsidirbo pražangą prieš Tomašą Pavelką. Na, bet viskas prasidėjo nuo to, kad Neptūnui pavyko pagaliau įvesti kamuolį po išsikeitimo arčiau baudos aikštelės. Žalgiriečių gynybas sulipo. Jie gavo išmesti laisvus tritaškius ir dėl to gavo šansą bandyti kovoti dėl tų kamuolių. Na, bet tritaškiai kol kas tik 2 taiklus iš 8. Čia Vytautas Grubliauskas jūsų ekranuose, buvęs Klaipėdos meras. O 8-ųjų numerių ten dvikova po krepšiu laimi Mindaugas Girdžiūnas. Tiesa, pražanga įrašyta ne Ignui Brazdeikiui, o Silveinui Franciskono. Taip, Brazdeikis čia tolokai nuo įvykio vietos buvo. Užsižiūrėjau į Grubliauską, tai praleidau šį epizodą. Girdžiūnas, aišku, vienas patikimiausių baudų metikų Klaipėdos Neptūno komandoje. Pataiko pirmąją baudą. Ir vakarų banga. 2 ganėtinai gausiai susirinkusios aktyvių fanų grupės šiandien. Tiek Neptūno, tiek Žalgirio. Ir viena prieš kitą arenoje taip pat. Čia Francisko. Jo greitis ir vėl daro skirtumą. Šiandieną, žinai, 2 fanų grupuotės viena prieš kitą, bet arenoje ne tik policijos, bet daug ir kariuomenės atstovų yra, daug karinės technikos, parodos prieš rungtynes vyko dėl Lietuvos įstojimo į NATO progą, taip kad jeigu ką, manau, visi mes saugus. Šventinė nuotaika Klaipėdoje. Mičelas vis dar ieško, kam grąžinti kamuolį. Grąžina į Silveinui Francisko, ten Dunstono užtvarą. Gauna Dunstonas atgal kamuolį, nespėja Pavelka jau išgelbėti situacijos ir dar 2 veterano taškai. Fantastinis Francisko perdavimas. Vaidino, kad tuos perdavimai į dešinę, tačiau atliko į kairę po krepšiu. Visą Neptūno gynybą supjaustė prancūzas šio perdavimu. Pavelkos užtvara Beručkai. Susimeta kamuolį Girdžiūnui. Girdžiūnas iš kampo taikliai. Prieš tai prametė, dabar pataikė. Šiandien Mindaugui Girdžiūnui trūksta 5 tritaškių, kad dabar jau 4 tritaškių, kad visų laikų Neptūno istorijoje aplenktų. Girdžiūnas tiesiog pajudėjo kelias sekundės link krepšio ir atgal ir to užteko, kad jis susikurtų vietos prieš Silveną. Būtent Francisko dabar pradeda Žalgirio ataką, o Radvilos Kneižys ir toliau lieka Neptūno gretose. Netaiklus Francisko metimas, bet sukuria antrą šansą Kauno Žalgiris. Ir čia gera Kneižio gynyba, puikiai skaito perdavimo linijas Neptūnas. Greita ataka nesigavo, dabar jau Girdžiūnas kviečiasi Pavelką užtvarai. Nesinaudoja jie, persimeta kamuolį į dešinę ir Juzėnas ten liečia kamuolį koją. Įsivaizduoju, tikrai labai aišku permainingas, labai sudėtingas sezonas Jorgui Vovorui ir prieš tą taurės turnyrą daug gandų ir apie jo ateitį ir tikrai, nuostabus pasirodymas ten, paskui sunkios rungtynės BCF LKL ir dabar ta situacija tikrai nėra jau tokia labai gera. Beručka nugarai krepšį prieš Brazdeikį, atsilaiko Įgį, bet metimą savo vis tiek pataiko Beručka.
Na ir pagaliau iš tų situacijų, žaidžiant nugarą į krepšį, Neptūnas tiesiogiai pelno 2 taškus. 5. bandymas berods ir 21-24. O čia ir toliau tikrai smagu matyti tą dvikovą, o čia Trinkieri labai pyksta būtent ant Igno Brazdeikio, turbūt dėl tų epizodų gynyboje. Čia Arnas Beručka, čia nežinau, ne tik Ignui Brazdeikiui turbūt, bet ir nežinau, visai arenai savo komandos draugam. Tikrai emocijų iš šio krepšininko netimsi, bet čia pameta šiek tiek Brazdeikiai, per daug gal ir surizikuoja ten Beručka. O čia atgal, čia reikia stebėti šių dviejų žaidėjų mikro dvikovą po metimo. Brazdeikis net neleidžia bėgti Beručkai į puolimą. Taip, ir Beručka tikrai pasiuntė keletą žodelių tenai Ignui Brazdeikiui grįžti. Bėgdamas į puolimą, dabar jau puolime pražanga ir Zeinas Watermanas, vienas iš Neptūno lyderių, labai sunkiai šiandieną įsipaišo į rungtynes. Antroji jo pražanga. Aš toliau stebiu. Toliau stebi ir teisėjai. Toliau stebi ir teisėjai. Gaila, kad teisėjai čia ramina tas aistras. Dar smagiau būtų stebėti rungtynes, bet aišku, jų užduotis kiek kita. Čia matome Brazdeikį, tritaškį. Netyčia, manau, ten užstoja tą kelią. Arnas Beručka, negali sakyti, kad neprisiprašė. Pats pataikęs pradėjo visą šitą reikalą, taip kad kai tau įmeta metimą atgal, tu tikėkis irgi to paties iš Igno Brazdeikio. NBA jau būtume porą techninių pamatę, manau, už tos epizodus. Bet... Ir labai gaila, jeigu būtų. Dabar Arnas Beručka pakeistas, taip kad bent jau tą mikro dvikovą, kuriam laikui baigėsi, Igi Brazdeikis su Bryantu Dunsonu 2-2. Dunsonas puikiai suranda Mitchellą, bet šis sigudrina nepataikyti iš po krepšio. Čia idealiai žaista Žalgirio kamuolys, metas Mitchellas visiškai laisvas po krepšiu. Girdžiūnas. Labai daug erdvės jam ir Mindaugas Girdžiūnas čia duoda pamokų gerokai jaunesniam oponentui. Juzėnas ten tikrai pameta Girdžiūną, tiksliau Girdžiūnas susikuria puikų metimą. Na ten ir šiaip jau turėjo daug erdvės, bet dar ir savo firminį metimą atšokus atgal į kairę pusę išsimetė Mindaugas. Čia vėl prie Brazdeikio 2 žmonės. Vėl Augustai gražiai įžaistas kamuolys ir šį kartą jau ne Mitchellas atakos smaigalyje, bet Mantas Juzėnas. Ir šį kartą jisai laimi tą mikro dvikovą prieš Girdžiūną. Girdžiūnas be ceremonijų ten kerta per rankas, bet jau sutrukdo jaunajam Žalgirio talentui pelnyti taškus. Na taip, komandinė gynyba Neptūnas streikuoja per paskutinės kelias atakas. Jeigu tu siunti 2 žmonės prie Igno Brazdeikio, tai būk geras, kažkur turi būti pagalbos ir tos pagalbos gana smarkiai vėluoja. Taip, Juzėnas jau įsipareigojęs, kiek buvo ta informacija žiniasklaidai, jisai nerėsi universitetui. Taip, kad kitą sezoną turėtų prisijungti prie Pauliaus Murausko. Šį sezoną atstovavo ir Augustas Marčiulionis, gerai žinomam universitetui. Bet čia taiklus jo. Antrasis baudos metimas 23-28. Na, bet čia gan sausi iš balos išlipo Neptūno krepšininkai. 2 prastos gynybinės atakos iš jų, bet tik 1 tašką Žalgiris susirenka. Neižys atgal Girdžiūnui. Pavelkos užtvara. Dabar jie naudojasi Mindaugas tenai irgi. Birutis taip, kaip sakant, mandagiai lyg pasaugojo per kokį 1,5 metro Girdžiūną. Vongas nespėjo grįžti ir Girdžiūnas baudžia. Girdžiūnas pelno antrąjį savo tritaškį ir tik 2 taškai skiria komandas. Pasikūręs Girdžiūnas 10 taškų jo sąskaitoje. Pasikūrė ir Švyturio arena, bent jau šios gynybinės atakos metu Juzėnas iš kampo bando atsakyti Girdžiūnui, netikslus metimas. Kas paims kamuolį, metas Mitchellas. Ten Vovoras priekaištauja, kodėl jo komandos žaidėjai nebandė siekti to kamuolio, dabar Žalgiris turi antrąjį šansą. Kai praeina pro Zeiną Watermano, tenai Dovis Giedraitis ir permeta po krepšių buvusi Pavelka. Labai gražiai suklaidina persimesdamas kamuolį per nugarą prieš Zeiną Watermaną. Čia labai rizikingas ir netikslus Girdžiūno perdavimas, bet Juzėnas vos nesuklysta greitos atakos metu. Pasiseka kažkiek Žalgiriui. Metas Mitchellas nugarai krepšį prieš Radvilą Kneižį, nesėkmingai ir Zeinas Watermanas jau laimi dvikovą prieš Birutį. O čia kokios Trinkieri emocijos. Techninė pražanga, baudžiamas vyriausiasis Žalgirio treneris. Bus proga, aišku, šiek tiek nuritydami, kad šį kartą praslydai. Jo.
mes matėm kitą kartą. Dešūras Bui kol kas nei vieno metimo dar neatliko iš vis. Dabar atsidaro šiose rungtynėse baudos metimu, bet tikrai neturiu galbūt išsamios statistikos, kiek tokių mačų buvo, kada pirmoje pusėje labai nedaug metimų atliko Dešūras Bui, bet tikrai yra buvę tokių mačų, kuomet Dešūras tiesiog nusimetinėja kamuolį apskritai. Tai yra antras krepšininkas lygoje pagal sukuriamus metimus komandos draugam. Tik Amitas Ebo jį lenkia pagal sukuriamas progas, būtent nerezultatyvius perdavimus, bet tiesiog, kad čia Dešūras Bui. Neitas Johnsonas prieš Edgarą Ulanovą, netikslus Johnsono metimas, bet Pacevičius įma kamuolį. Dabar jau Girdžiūnas ir tenai fiksuojama pražanga Laurynui Biručiui. Ketvirtoji komandinė pražanga Kauno Žalgiriui. Taip kad nebus dar metami baudų metimai. Voboras, kaip visada, ganėtinai išraiškingas ir emocingas. Duoda nurodymus, garsius nurodymus. Beveik kiekvienam penketo nariui dabar pastebėjau. Dešūras Bui. Pacevičiaus užtvara veržiasi į kairę Bui ir pražanga. Ir dabar jau 2 baudos metimai. Na ir tas derinys net nebuvo iki galo išpildytas, kadangi tiesiog Dešūras Bui ėjo nuo užtvaros. Klaida Izėja Vongo čia gynyboje. Pirmas dalykas, kurio tu nenori, būtent tokių ėjimų nuo užtvaros čia. Bui švenčia pergalę prieš Izėją Vongą. Kaip ten sakiau, prieš rungtynę statistika rodo, kad jei Neptūnas meta 3,40%, jie laimi. Tai šiandien 4 iš 10 kol kas. Geras ženklas, o čia Dešūras Bui prameta pirmąjį baudos metimą. Na, bet net kol kas ir 40% neužtenka, kad pirmauti šiandien prieš Žalgirį, gal reikia kokių 45. Ne, kol kas tikrai, manau, apibendrinant tą pirmąją pusę, aišku, iki kurios dar liko žaisti 4 minutės, manau, na, tuo rezultatu neturėtų būti nepatenkinti Klaipėdos Neptūno krepšininkai, nes tikrai didžiąją dalį laiko kol kas, na, dominavo Kauno Žalgiris, bet tiesiog pavyko kelių metimų dėka prisivyti. Na, žinai, kai 9 kartus prarandi kamuolį prieš Žalgirį per 16 minučių. Na, bet čia, būtent tai, Augustai, atsiprašau, kad pertraukiau, bet Zeinas Watermanas lygioje vietoje. Trečioji asmeninė pražanga jam, jis skėšė rankomis ten ir prašo trenerių, kad gal ir iššūkio paprašyti. Na, tiesiog, štai tokioje vietoje vienas iš dažniausiai prasižengiančių krepšininkų lygoje palieka aikštelę ir labai stipriai ne tik, kad apriboja savo minutės, bet ir savo energiją bei agresiją gynyboje jau iš esmės per tą likusias 20 minučių antroje pusėje. Taip. Ir dar 2 galimai pigus taškai labai Edgarui Ulanovai. Ulanovas čia prameta pirmąjį baudos metimą. Čia ir Brady Menikas. Rimtas ir susimąstęs žvilgsnis. Eurolygoje startinį penketą mestas daug nenuveikė, šiandien kol kas ant parketo šanso negavo. Taip, galvojau, kad prasidėjo Brady Meniko reabilitacijos programa, bet šiandien kol kas dar aikštelėje minučių laiko negavo jisai. Čia kokia gera Hesono užtvara ir Neitas Johnsonas iki galo, metimas netaiklus, Gailius sukuria antrą šansą. Neitas Johnsonas į kampą Bui, čia jau nesvarbu, ar metimas bus taiklus ar ne, nes mina šoninę liniją įžaidėjas. Na, jau galvojau, kad Dešūras Bui atliks pirmą metimą į žaidimo, bet žiūrint dar kartą. Minė ten, šiek tiek minė tą liniją. Ir kol kas Dovis Giedraitis, beje, vienas naudingiausių krepšininkų šiandien, atsilieka perdavimą Ulanovui, Ulanovas Biručiui. Ir ten iš užtvaros išlindęs ir Vydis. Mėgsta tokius metimus, bet šito neįmeta. Ten 2 užtvaras Deividui Sirvydžiui, jis neblogą metimą, neblogai vietos ten susikūrė Žalgiris šiuo deriniu, tiesiog nepavyksta pataikyti, o dabar Bui prieš Ulanovą po išsikeitimo. Nesiryžta mesti ir čia Bui, Gailiui, Pacevičius dabar jau atgal. Dešūrui tik 3 sekundės turės atlikti metimą Dešūras Bui, nori jis to ar ne, paskutinė sekundė nepataiko ir vėl, na, nesinori
kaip užsikirtusi plokštelė, kad pastoviai kalbėtų apie tą KMT finalą, bet ten tokie metimai dažniau įkrisdavo, nei neįkrisdavo. Na ir čia Edgaras Ulanovas po to išsikeitimo geras 10 sekundžių padarė viską, kad Dešiūras buvo išmestų tokį super sudėtingą metimą. Sustabdė pirmą prasiveržimą, neleido jam po to lengvai priimti kamuolio antrąjį kartą ir po to dar kartą sustovėjo būtent prieš Dešiūrą buvusių driblingu. Čia Pacevičius turės sustovėti gynyboje prieš Edgarą Ulanovą. Ulanovo perdavimas Vongui 2 prieš 2. Vongas verpste. Čia sustabdytas Vongas. Atlieka perdavimą Giedraičiui. Aukštą trajektoriją. Kokį tritaškį šauna Dovis Giedraitis. Sakyčiau, vienas gražiausių šių rungtynių epizodų, nes čia ne tik, kad iš toli, bet matė, jog Bui labai... Tvirtoje kėlinė pabaigoje pagalvoja. Greit mokosi. Taip. Kodėl ne? Turiu šansą, atakos laikas eina į pabaigą. Bet šiandieną labai solidus Dovis Giedraitis. 8 taškai ir 3 perimti kamuoliai. Ir prisiminkime, kad bent 2 iš tų 3 perimtų kamuolių buvo ginantis prieš priekinės Neptūno linijos žaidėjus ir sėkmingai nuskaitant situacijas. Miles Hesson, Neitui Johnsonui. Johnsonas neperduoda kamuolį Hessonui, renkasi Dešūrą Bui, prieš Bui Dunstonas, bet siunčiamas kamuolys po krepšiu ir Gailius iš kampo. Šį kartą jau neklysta Deividas. Na pagaliau Gailius iš to kairiojo kampo pataiko. Ideali Neptūno ataka, suranda tą gynybinį neatitikimą po krepšiu ir visą tai virsta į labai gerus dalykus Neptūnui. Čia Sirvydis negavo šanso mesti, išsiveda dabar Pacevičių. Žaisti 1 prieš 1, galų gale susideda kojas tritaškis ir jis nėra taiklus. Ir Pacevičius jau prieš Sirvydį baudos aikštelėje, bet Dunstonas spėja grįžti. O čia Gailius kaip klaidina Sirvydį, gražus perdavimas Pacevičiui. Deividas Gailius prieš Sirvydį. Na, mokytojas mokinį išmaudo čia idealiai, parodo, kad mes tritaškį atiduoda. Su ekranuose. 11 klaidų ir Neptūnas atsilieka tik 1 tašku. Taip, laimi kovą dėl atšokių su kamuoliu 16-11, bet apskritai puolime panašus tas atkovotų kamuolių skaičius. Šiaip labai daug smagių mikrodvikovų matome ir Deividas Gailius prieš Deividą Sirvydį ir Arnas Beručka prieš Eigį Brazdeikį. O čia ir aikštės gynyba, kurią matome naudojant Klaipėdos Neptūną. Milesas Hessonas yra jos viršuje. Vongas tiesiog nusprendžia atakuoti iš toli, netaiklus tas metimas, nebejoju, Klaipėdos Neptūnui palengvėjo, kuomet pamatė tokį sprendimą. Ir Indrė Trinkieri ten skėšė rankomis, nebuvo patenkintas tuo, kaip jo komandos žaidėjai puolė būtent prieš šią aikštės gynybą. Čia Neptūnas gali po ilgos pertraukos išsiveržti į priekį. Dešūras Bui pamato Pacevičių, ten daug pagalbos, bet be pražangos nepavyksta apsiginti. Ir Edgaras Ulanovas turi pastabų komandos draugam. Martynas Pacevičius būtent ir galės išvesti savo komandą į priekį. Aišku, toli gražu ne pats geriausias baudų metikas. 44% baudų šiemet ir šį sezoną ir, sakykime, net ne procentas, o tas skaičius suminis yra dar, sakyčiau, įspūdingesnis. 30 taiklių baudų iš 68. Nelinkim 30 iš 70, nes tikrai būtų kažkas tokio, na, turbūt irgi kaip ir senais laikais Robertui Jovtokui kažkiek ir psichologiniai dalykai jau kiša koją, abidvi netaiklios Martyno Pacevičiaus baudos, šiaip tikrai jam sezonas ganėtinai solidus. Na taip, šiame sezone turėjo ir 3 iš 10 pataikymą, 2 iš 9, abu kartus prieš Jonavos Sibet komandą. Čia vėl Neptūnas ir aikštės gynyba. 7 sekundės Žalgirio atakai. Turės, aišku, dar daug laiko Neptūnas, jei pavyks atsikovoti. Kamuolį Giedraitis ten gražiai suklaidina Pacevičių, bet metimas netaiklus ir 15 sekundžių. Na ir Neptūnas turi paskutinę ataką ir turi šansą išsiveržti į priekį. Dešiūras Bui su kamuoliu, Martynas Pacevičius palieka jį žaisti 1 prieš 1. Bui klaidina Izėją Vongą. 3 taškai. Štai taip baigėsi antrasis kėlinys Klaipėdoje. Dešiūras Bui, pirmas jo taiklus metimas šiandien. Ir po 2 kėlinių švieslentėje 2 parketo. Na tikrai ne pirmas, ne antras, kaip Lebronas sakė, ne 2, ne 3, ne 4, ne 5. Skraido tai lėktuvėliai nuo pat pirmojo kėlinio Klaipėdoje.
Na, turbūt Neptūno fanai nori, kad ir jų komanda taip skraidytų šiandien. Dešiūras buvo pasirūpino tuo antrojo kėlinio pabaigoje, pataikęs tritaškį, pataikęs savo pirmąjį metimą, o čia jau Žalgirio pirmoji ataka. Ir Giedraitis kaip solidžiai baigia antrą kėlinį, taip pradeda ir trečią. Įveikia visą Neptūno gynybą, metimas kairė ranka taiklus ir dar Pacevičiaus trečioji asmeninė pražanga. Na ir čia dar kartą matote, kad Giedraitis veržėsi į kairę pusę ir kaip gudriai Ulanovas ten po krepšiu užblokuoja savo žmogų ir todėl Dovis, būdamas gynėjas, gali taip lengvai pataikyti iš po krepšio ir rinkti 3 taškus vienos atakos metu. Taip, pataiko ir kiek toliau nuo krepšio, dabar jau Martynas Pacevičius sužaidus 11 sekundžių ir 60-asias eina pailsėti. Bet aišku, ne poilsio, tiesiog, kad 3 asmeninės susirinko, dabar Tomašas Pavelka vietoj jo ir Zeinas Watermanas taip pat, kuris taip pat turi 3 asmeninės. Na ir tikrai, praktiškai kaskart, kai tenka komentuoti ar žiūrėti Neptūno rungtynes, visada tos problemos su pražangomis, aukšta ūgiu, čia Watermanas šį kartą jau išprovokuoja pražangą. Žalgirio kapitonui tai antroji nuobauda, pirmoji komandinė kauniečiam. Deividas Gailius grąžina kamuolį Dešiūrui Bui, kuris kėlinio pabaigo. Čia Gailius gražiai pamato įkertantį Pavelką, bet ten nuskaito tą perdavimą žalgiriečiai. Neitas Johnsonas. Dar vienas jo tritaškis. Kai pradėjo pirmąjį kėlinį Neitas Johnsonas, tai pradeda ir trečiąjį. Ten buvo šiek tiek gražesnis, sudėtingesnis tritaškis, bet čia tiesiog laisvas. Kamuolys atrieda iki jo. Firminis toks svirimas link krepšio. Tikrai gražu ir Neptūnas susigražina tą persvarą. Dovis Giedraitis į kampą gražiai, Silveinai Francisko, šis nesėkmingai ir ten Ulanovas 1-2 pralaimi kovą. Neitas Johnsonas. Ten nukertamas Silveinas Francisko, bet viskas pagal taisyklės ir Neitas Johnsonas iki galo. Dabar jau 13 taškų jo sąskaitoje. Na ir Andrėja Tikėri ten norėjo pražangos puolime prieš Silveiną Francisko, žiūrėjo į vieną iš rungtynių arbitrų. O šį kartą tik žiūrėjo. Vieną techninę jau turi Andrėja Tikėri. Čia Dansonas gauna kamuolį, nusimeta į Deividui Sirvydžiui. Ir Sirvydis, na štai, du geri tritaškai, kurios išsimetė Žalgiris, bet skirtumas tas, kad dabar nepataikė. O čia Dešiūras Bui bando įtikinti arbitrą, kad tikrai norėjo mesti. Ir įdomu, čia Jorgas Vovoras prašys peržiūros. Taisyklių apibrėžimą išgirsti, kur kamuolys turi būti kontakto metu, kad būtų skirti 3 baudų metimai. Dabar nebejoju, teisėjai tą paaiškina Vovorui asmeniškai. O čia tos peržiūros metu užsikūrė ir Green White Boys. Žalgiris skandavo, norėdami kiek gal įkvėpti tos naujos energijos, kurios tikrai pradžioje rungtynių nestigo, bet dabar Neptūnų jau prieš Žalgirio gynybą nekyla didesnių problemų. Pažiūrėsime, kaip bus dabar. Johnsonas prieš Dunstoną ir koja liečia kamuolį Dunstonas. Na ir čia Neptūno tokia tikrai buvo užstrigusi. Prieš tai Dovis Giedraitis puikiai sudirbo, čia po išsikeitimo Dunstonas. Laukia, kad ir Ulanovas. 14 naujų sekundžių. Giliuose susimastymuose. Andrėja Tikėri, gražus perdavimas skersai aikštelę, bet Gailiaus tritaškis šįsyk netikslus ir Francisko pilnu greičiu. Čia turbūt geriausia, ką galėjo tikėtis Neptūnas, tai yra tiesiog paprasta pražanga nemetimo metu. Norėjau sakyti, kad čia yra mažiausiai, ką Francisko išprovokuos tokioje situacijoje. 1-1 prieš Dešiūrą Bui, turėdamas visą aikštelę. Na, pražanga nemetimo metu yra pergalė Neptūnui. Planas maksimum. Dabar Francisko skirsto kamuolį. Ulanovas Sirvydžiui. Sirvydis šį kartą šokdina Pavelką, bet 3 sekundės fiksuojamos Žalgirio aukštaūgiam užsibuvusiam po krepšiu. Na ir ten norėjau sakyti, kad Tomašas Pavelka turi ir stepautą daryti, ir grįžti į baudos aikštelį, ir vėliau vėl grįžti prie Deivido Sirvydžio. Ir visą tai, kol jis darė, Dunstonas stovėjo tiesiog baudos aikštelį ir laukė metimo. Na taip, nemanau, kad tiek Pavelka gali padaryti per 3 sekundės. Johnsonas pritraukia 2 varžovus, Watermanas tenai pameta kamuolį.
Teisėjas rodo, jog būtent nuo Watermano ir palieka kamuolys aikštelę. Zeinas tikrai su tuo nesutinka. Ten tiesiog užribis, o ne žaidimas koja. Todėl atakos naujo laiko tikrai negaus Volvo auklėtiniai. Lieka 5 sekundės ir Dešiūras Bui. Pažiūrėsime, ką turi paruošę tokiam scenarijui Neptūnas. Neitas Johnsonas prašė kamuolio, gauna į Zeinas Watermanas, stumėsi kelią link krepšio ir sunkus metimas iš vidutinio nuotolio netaiklus. Na ir tikrai neidealu, Vovras nebeturi iššūkių ir dabar jį sudegino, kad gautų 5 sekundės ir išmestų jo komandą tokį prastą metimą. Čia, ką sakė anksčiau apie Ulanovą, šį kartą Dunstonas, puikiai jo užtvara ir tiesiog laisvas kelias Francisko link krepšio, 2 lengvi taškai ir mažina skirtumą būtent iki tų pačių 2 taškų. Na, viskas nuostabiai padaryta prieš Pavelką, kuris stovi baudos aikštelėje. Neitas Johnsonas šį kartą jau kiek mažiau sėkmingai. Ir kaip ten Dovis Giedraitis vėl, na tiesiog galima ploti šiam žaidėjui. Zeinas Watermanas buvo trumpas žvilgsnis į kamuolį, pamatė, kad varžovas toli, galvoja, ramiai pasiimsiu šį atkovotą kamuolį, bet Dovis Giedraitis daug daugiau noro, daugiau energijos ir aišku, visiškai neužvaldo jo, bet kokiu atveju bent jau kelias dar papildomas nervų ląsteles tai sudegina Watermanui, kurių, manau, ir taip pasidaug nelikė, žinant, kaip sunkiai klostosi šios rungtynės. Būtent Watermanas su kamuoliu, atgal Neitai Johnsonui, Johnsonas pro Dunstoną, grūda kamuolį po krepšiu, ten rankų miškas ir Žalgiris, dar vienas perimtas kamuolys. O čia Silvenas Francisko, 3 taškai greitoje atakoje. Pamato, kad varžovas kiek atsitraukęs, labai drąsiai atakuoja prancūzas ir Žalgiris vėl priekyje. Dešiūras Bui laukia Pavelkos užtvaros. Perdavimas Watermanui, atgal gauna kamuolį Bui ir vėl Tomašas Pavelkas kyla statyti užtvarą, keičiasi gynyboje žalgiriečiai, Bui iki galo 2 taškai. Išsilaiko ilgai Dešiūras Bui ore, nelengvas metimas čia Neptūnui žaidėjai, bet jis vėl pataiko ir dabar ta pirmaujanti komanda vis keičiasi 3-ojo kėlinio pradžioje. Francisko, Sirvidžiui, Sirvidis apeina Watermaną ir provokuoja, provokuoja Pavelkos pražangą. Na, ten ne tik, kad vertikalumo nepavyko išlaikyti, tiesiog tarsi nusitempė paskui save. Sirvidį čia. Na ir Martynas Pacevičius sėdė ant suoliuko su 3 asmeninėmis pražangomis, bet ir toks Vovro sprendimas. Grįžta į aikštelę Pacevičius, būtent ant šių mano žodžių. Nes norėjau klausti, kiek Pavelka gali patempti vienos atkarpos metu. 3, 4, 5 minutės. Žalgiris jie atakoja kiekvienoje atakoje. Vovorą gal įkvėpė Zeinas Watermanas, kuris sugebėjo virš 4 minučių išžaisti ir neužsidirbti tos 4-osios asmeninės pražangos. Dar viena mini pergalė. Čia Deividas Sirvidis prie baudų metimo linijos ir netrukus antrasis jo baudų metimas. Šiandieną labai stringa nuo baudų metimo linijos, ypatingai Deividas. Atsiprašau, nuo baudų, bet ir kartu nuo tritaško visi 3 tolimi metimai netikslus. Ir apskritai Deividas Sirvidis vos su 3 taškais, 1 taiklus 2 taškis, 3 pamesti 3 taškai ir 1 iš 2 baudų. Bui lietai užsikūrė, bet dabar jau tikrai gauna pagreitį. Dar 2 jo taškai, 9 jo sąskaitoje ir 2 taškų Neptūno pranašumas. Ir tiesiog spaudžia į Francisko, todėl Bui atakuoja pats vienas, o čia Ulanovas numeta gražų perdavimą. Pacevičius šoka ir blokuoja Birutis su 3 asmeninėmis. Bet Birutis vis tiek galiausiai pelno taškus. 45-45, 25 minutės, niekas čia dar neaišku Klaipėdoje. Milesas Hessonas tenai, kiek daug kontakto statant užtvarą. Bui nesiryžta šį kartą mesti, nusimeta kamuolį Gailiui, iš jo 3 taškis netikslus, 1 iš 4 šiandien. Ir Žalgiris gali užpulti greitai. Ulanovas ten gal kiek ir nepamatė Giedraičio kampe laisvo, bet suranda galų gale Birutis, suranda Sirvidį ir Sirvidis pataiko 4-ojų bandymų savo pirmą 3 taškį. Būtent ir Lukai, nepaisant to, kad jis prametęs visus 3, tik gavęs kamuolį, turi tik vieną mintį savo galvoje ir tai yra mesti iš toli. Gailius čia irgi viena mintis mesti tiesiog, bet labai nesėkmingas epizodas ir prašo keitimo iš karto Deividas Gailius.
jo komandai atsiliekant 3 taškais. Francisko, na, tokias dvikovas tikrai išgliaudys labai lengvai. Na ir čia dar viena situacija. Francisko eina nuo užtvaros prieš Dešūrą Bui. Neptūnas nenaudoja komandinių pražangų, kurias dar gali. Ir tokiame pusiau greitame puolime Žalgiris dabar renka 5 tašką iš eilės. Ir dar Silvėnas Francisko taip paspaudžia šiek tiek Dešūrą Bui, tikrai neleisdamas jam jau itin lengvai jausti su kamoliu. Neitas Džonsonas vos 4 sekundės atakai, sudėtingas flauteris, netikslaus, bet Pacevičius ima kamoliu, pelno 2 taškus ir stos prie baudų metimo linijos. Na dabar bus įdomu stebėti, kiek Neptūnų ilgai užteks jėgų, kai kurie... Žalgiris jau buvo susikūręs, na, grįžęs iš to 2 taškų, sakykime, 3 taškų deficitų, susikūręs 5 taškų pranašumą. Dabar labai reikalingas buvo tas Pacevičiaus atkovotas kamuolys, taiklus metimas ir dabar netgi prideda jau visiškai vyšnią ant torto, taiklus baudos metimas. O čia ir Neptūno spaudimas per 3 ketvirčius aikštės. Bando nukasti kelias sekundės nuo Žalgirio atakos ir vėl aikštės gynybos su Milesu Hessonu viršuje, bet čia tiesiog palieka laisvę Silvėną Francisko. Na, tai tikrai nėra geras gynybos receptas, kuris gali nuvesti Neptūną į pergalės. Plakatas be jokių mandagų. Tiesiog Silvėnai duok marškinėlius. Grasinantis šiek tiek. Milesas Hessonas pro Ulanovą provokuoja pražangą, bet Žalgirio kapitonas pripažįsta iš karto tą nuobaudą. Trečioji jam asmeninė, kažkiek galbūt ir minimalus pavojus, bet ketvirtoji komandinė, taip kad nori, aišku, prasižengė toje vietoje. Dovis Giedraitis sėdasi ir taip pat ir Edgaras Ulanovas, Metas Mitčelas, beje, Izėja Vongas kyla nuo suolelio. Nepradėjo trečiajame kėlinyje starto 5 Izėja Vongas. Būtent rungtynių pradžioje jis buvo starto 5. Girdžiūnas su kamuoliu jau senai nematėme jo ypatingai tolimų metimų. Galbūt pamatysime dabar, ne, 2 varžovai prie jo. Bui 1 sekundė spėja išsimesti Dešūras, bet labai netikslus metimas. Francisko čia padarė viską, labai gerai sužaidė klauzautą gynyboje Silvėnas Francisko, dabar jau jis su kamuoliu kitoje aikštelės pusėje. Meto Mitčelo netaiklus tolimas metimas ir Augustai minėjai, ten galbūt keletą pirmoje pusėje ir mini klaidelių gynyboje Francisko, bet tikrai negalima sakyti, kad taupytųsi gynyboje. Čia Girdžiūnas pro visus, veteranas 2 taškai. Ir kaip gražiai užsiblokuoja Lauryną Birutį, veteranas. Mindaugas tiesiog užlenda jam prieš kūną. Birutis tokiu būdu negali nieko padaryti, negali blokuoti Girdžiūno metimo. Veteranas Mindaugas kaip geriausiais laikais, o čia Metas Mitčelas. Antrą ataką iš eilės pasirenka atakuoti, šį kartą iš gerokai arčiau ir gerokai sėkmingiau. Čia Metas Mitčelas irgi kaip geriausiais laikais. Pataiko iš vidutinio nuotolio. Girdžiūnas. Prieš jį tas pats Metas Mitčelas, taip kad 2 atakų herojai. Na, Mitčelas išlieka arti Girdžiūno ir ten Francisko išmušė kamuolį, paskui žaidimas koja fiksuojamas, o čia Vovaro pastabos berods Arnui Beručkai, jeigu teisingai pamačiau, dėl netinkamai pastatytos užtvaros. Taip, na, dabar pakartoja dar keletą kartų ir čia, na, ir čia tiesiog Girdžiūnas sugavus kamuolį labai toli buvo, visi kiti jo komandos draugai, nieks nepadėjo, nieks nesutrumpino to perdavimo. Labai buvo tai patogu Žalgiriui ir rizikinga Neptūnui, todėl... Čia būtent tas epizodas. Francisko dabar prieš jį Radvilas Knyžys, paprastai po 4 minutės, tik tai žaidžiantis LKL pirmenybėse, šiandien beveik 8 aikštelėje. Pasiema dar tą paskutinę, sakykime, leistiną pražangą. Neptūnas, 4 komandinė, Miles Hesson, tai 1 asmeninė. Na, Britui šiandieną rungtynės irgi, taip, sakykime, blankios, švelniai tariant. 14 minučių, 0 taškų. 1 naudingumo balas. Na, praeitą savaitę prieš Šiaulius labai jau prastai atrodė. Lengvas, sunkusis kraštas, -6. Na ir sakyčiau, kad visą kovo mėnesį neįspūdingai, 23 minutės vidutiniškai, vos 5 taškai. Ką, čia visą sezoną neįspūdingai. Čia jau tavo žodžiai, Lukai. Brazdeikis prieš Pacevičių prie tritaškio. Išsimeta metimą Ignas ir štai taip. Žalgiris iš pradžių, Silvėno Francisko, geri epizodai ir tolimi metimai. Dabar Brazdeikio tritaškis, jau 8 taškai. Na
ir iki šiandien žaidė tik tais 7 minutės aikštelėje kol kas, bet antrasis jo taiklus metimas daro tai, ką daro geriausiai. 1-1 situacijose Brazdeikis renka taškus. Girdžiūnas kviečiasi Pacevičių užtvarį, vos 4 sekundės atakai, 2-2 keičiasi gynyboje Žalgiris. Girdžiūnas išsimeta tolimą metimą, jis labai netaiklus. Ten būtų ir pasibaigęs atakai skirtas laikas, o čia labai prastas, aišku, epizodas Neptūnui. 20 numeris tiesiog užtveria kelią Izėja Wongui, viskas būtų tvarkoje, jeigu Visose komandose vienas žaidėjas starto 5, kitas atsarginių žaidėjų Solelio. Visose komandose tiek Johnsonas ir Giedraitis pradėjo būtent nuo pirmųjų minučių, o Girdžiūnas su Francisko įsijungia kiek vėliau. Izėja Wongo sąskaitoje 5, dabar jau 6 taškai ir pirmoji taikli bauda šiandien. Izėja Wongas per 9 rungtynes Žalgiryje per 13 minučių renka 7,3 taško visose turnyruose. Taip, kad ir šiandien jau tą vidurkį pasiekė Izėja. Čia neleidžia ramiai priimti kamulio Neptūnui, aišku, tik tai kol buvo išsimetamas kamuolys, dabar jau Dešūras Bui pradeda Neptūno ataką. Miles Hesson prieš Brazdeikį, ten euro žingsnelis ir gauna bloką nuo Bryanto Dunstono, bet yra fiksuojama pražanga čia. Tam pačiam Bryanto Dunstonui berods. Ir čia Neptūnas darė tai, ką Žalgiris darė prieš Monaką. Būtent gynėjas statydavo užtvarą aukštesniam žaidėjui ir Hessonas čia 3 žmonių apsuptyje kažkur suranda pražangą. Bet pirmąją baudą prameta Neptūno legionierius. Žinai, kaip kalbėjome apie tą kovo mėnesį, aš minėjau tą visą sezoną, tai turbūt ta sausa statistika dabar pataiko pirmąjį savo tašką čia. Ta sausa statistika gal ir nieko, 7 taškai, 3 atkovoti, bet vienas pataikymo procentai tragiški, 33 procentai 2 taškai, 32 procentai 3 taškai. O čia jau yra Žalgirio ataka prieš Neptūno aikštės gynybą. Dunstonas per Pacevičių nepavyksta įdėti, o Pacevičiui pavyksta išvengti pražangos, kabinamas kamuolys Pacevičiui labai nesėkmingai, dabar jau gali bėgti Žalgiris. Čia idėja pati skambėjo gražiai, išpildymas nekoks ir Žalgiris turi dar vieną šansą organizuoti savo ataką. Idėja įdėti. 20 sekundžių iki kėlinio pabaigos, 7 sekundės Žalgiriui, Eigi Brazdeikis per kokius 4 metrus, nieko nėra prie jo, idealiai surastas Ignas ir jau 12 taškų. Ir ten puikiai Bryanto Dunstono užtvara be kamulio, pastebi, kad pagalboje yra Mindaugas Girdžiūnas ir dar kamulį praranda Girdžiūnas. 2 sekundės, viena, Wongas. Nuo lentos, nesėkmingai, antrąjį kėlinį Dešūras Bui, baigė fantastiškų tritaškių, čia Wongas tuo pačiu neatsako, bet kokiu atveju trečiojo kėlinio pabaiga, labai sėkminga žalgiriečių. 62-51, Žalgiris pirmauja Klaipėdoje, čia Silvenas Francisko, jis 10 taškų surinko trečiajame kėlinyje. Ir Žalgiris susikrovė praktiškai visą tą persvarą per paskutinės 3 minutės, kurias jie laimėjo rezultatu 9-1. Neptūnas nepataikė nei vieno metimo į žaidimą per tas 3 minutės, o čia Neitas Johnsonas provokuoja pražangą pirmoje atakoje. Jeigu pasižiūrėtume rezultatyviausius BCLKL krepšininkus, kalbant apie pirmasias kėlinio minutės, tai Neitas Johnsonas būtų, manau, vienvaldis lyderis. Beveik visada matome būtent šio amerikiečio pirmuosius metimus ir labai dažnai tie reidai ir tie tolimi metimai būna sėkmingi. Pataiko pirmąjį baudos metimą Neitas Johnsonas, na aišku, vėlgi labai akivaizdus dalykas, bet be abejo Neptūnui tiesiog privalu atsakyti dabar keletų bent jau sėkmingų išpuolių be atsako kitoje pusėje, norint dar galvoti apie pergalę. Yra šiek tiek žalios spalvos ir centrinėse tribūnose, bet vis tiek, aišku, tikrai Neptūno mėlyna šiandieną dominuoja, kalbant apie žiūrovus. Klaipėdoje 4300 žiūrovų šiandien, o čia Dovis Giedraitis. Jau 6 sekundės atakai išsiveda Hessoną, perduoda į baudos aikštelę.
Metui Mitchellui, kuris jau ne pirmą kartą šiandieną taip baudžia ganėtinai atsainiai jo metimą žiūrinčius varžovus. Ir vėl Neptūnas bando tą savo miksuotą aikštės gynybą kartu su kažkiek keitimusi ir Metas Mitchellas lieka visiškai laisvas toje baudos aikštelėje. Šiandien tikrai neveikia tie sumanimai Neptūno gynybiniai. O čia tų žmonės prie Matso Heseno ir krapšto kamuolį tenais Dovis Giedraitis. Sumuša delnai su Bryantu Dunstonu. Idealiai tiesiog suveikia ši situacija. Andrea Trinkieri dabar čia turbūt dėl kontakto į galvą kažkiek tai, sakykime, tarėsi su arbitru, ar verta prašyti iššūkio, taip spėčiau. Na, bet Dovis Giedraitis šiandien jo gynyba krenta į akis. 4 perimti kamuoliai. Visi praktiškai jie būtent po išsikeitimo prieš didesnį žmogų tiesiog neleidžiant Neptūnui įvesti to kamuolio arčiau krepšio, kur yra pranašumas. Čia ir vėl ta pati situacija. Aišku, čia ir Dunstonas padėjo. Bet Giedraitis tą kamuolį perima ir dar išprovokuoja Hesono pražangą. Čia įdomu, kad po tos diskusijos vis dėlto neprašo peržiūros Andrea Trinkieri. Šiaip gal ir gera strategija, jeigu maždaug įvertinti situaciją po dialogo su teisėju, ar verta deginti tą peržiūrą ar ne. Giedraitis nesinaudoja Dunstono užtvarą, bet pasinaudoja Mitchello baudos aikštelės išvalymų ir dar vienas sėkmingas žalgiriečio epizodas. Na ir vėlgi nesinori taip labai toli spėti ir tų išvadų daryti, bet tikrai ir kažkiek ir kūno kalba tokia Neptūno, na, kad svyra rankos tiesioginė to žodžio prasme. Šūras Bui kviečiasi Watermaną užtvarai. Skersai aikštė, Johnsonui reikia mesti. Ir Neitas Johnsonas, kaip kažkada Kobe Bryantas per Dwayną Veidą tokį vieną paskutinę sekundę įmetė, šokdamas nuo vienos kojos, nuo lentos. Fantastinis epizodas. Labai gera atmintis, kolega. Tas metimas buvo sukamas per NBA TV ne vieną kartą čia. Na, koks geresnis momentas, jeigu ne šitos, gali Neptūną užvesti tam lemiamam spurtui. Čia Dovis Giedraitis vos nebuvo pamestas gynyboje. Metas Mitchellas pasitikė savimi. Šiandieną keletą kartų atakavo sėkmingai. Šį kartą ne. Ir vėl Isaiah Wongas kaip kovoja dėl kamuolio. Tikrai, na, žalgiriečius galima pagirti. Nepavyksta prasižengti Žalgiriui. Beručka meta laisvas, tačiau kamuolys netaiklus. Neptūno antrasis šansas. Ir Zeinas, Watermanas. Tik dabar likus žaisti 7 minutės ir 40 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pelno savo pirmuosius taškus, bet kaip atkakliai tos 7 minutės bus žaidžiamos ir ta rungtynių trukmė nuo to priklausys. Na ir Neptūnas kol kas nesudeda ginklų, bando kautis šį vakarą. Ir pažiūrėsime, ką Žalgiris nubraižęs yra po minutės pertraukėlės. Francisco. Ten kerta Mitchellas po krepšiu, išplėsta aikštelė, Giedraitis iš toli nesėkmingai. Ir Voveras nori, kad Neptūnas kuo greičiau rengtų tas atakas, nenori pozicinių atakų prie Žalgirį, kadangi žino, kad tai yra daug sunkiau. Neitas Johnsonas gražiai suranda Watermaną. Watermanas daug tokių metimų išsimeta, bet šiandien pataikyti nepavyksta. Ir kas kitas, jei ne Dovis Giedraitis su kamuoliu. Įspūdinga Dovio Giedraičio pasiaukojimas tiesiog. Čia pavalyti parketą nori rungtynių arbitrai. Jeigu LKL nesusuks atskiro epizodų rinkinio iš Dovio Giedraičio gynybinių epizodų po šių rungtynių, tai nežinau, ką mes čia darom. Ten tiesiog Dovis norėjo labiau. Kamuolys buvo ant parketo, maždaug atstumas buvo toks pats nuo Neptūno žaidėjo ir nuo Dovio Giedraičio. Ir Dovis pirmas atsiduria būtent ir kamulio. Tiek Janavičius ir Repšys šiandien negalintis padėti komandai, stebintis varžybos, stebintis rungtynės nuo suoliuko. Francisco. Dunstono užtvarą į kairę Francisco ir tenai į rankų mišką ir perima kamuolį Neptūnas. Masas Hesenas lėtas sprendimų priėmimas ir bet kokiu atveju pražangą išprovokuoja, bet aišku, į nemetimo metu, manau, Žalgiriui tinkantis variantas. Na, bet ir Žalgiris čia ganėtinai gerai grįžo į greitojo puolimo gynybą. Po tokios klaidos tikrai galėjo baigtis viskas blogiau kauniečiams.
Vėl trumpa pertraukėlė tam, kad būtų valomas parketas. Net nežinau, kam tokios pertraukėlės naudingesnės, sakykim taip, gal ir Klaipėdos Neptūnui, bent jau teoriškai vis tiek, bent jau kalbant apie svarbiausius žaidėjus mažesnę rotaciją žaidžiančiam. Čia Watermanas. Beručka Milesui Hesonui. Šis iš toli, Francisko ten bandė sutrukdyti ir sutrukdė varžovo metimui, kaip ima kamuolį, traukia kamuolį Brazdeikis tam pačiam Dovijui Giedraičiui ir dabar, 2 prieš 5, nebejoju, nepul Žalgiris. Ir Brazdeikis taip pat, gal ir turėjo minimalios laisvės metimui, bet pasirenka žaisti pozicinę ataką. Pasirenka labai gerai, metas Mičelas ir čia pataikęs tritaškį į parketinę eilę, pasiunčia linkėjimų, ten kaip tik fanai ir tuo metu video įrašinėjo, taip kad kažkur gal internete bus geras vaizdelis, o čia tokiu svarbiu metu Bui bando užmesti kamuolį Milesui Hesonui, skėšė rankomis Bui, tiesiog klaida. Tiesa, Bui priekaištai rungtynių arbitram, galbūt dėl kontakto, dėl kurio ir buvo toks netikslus tas perdavimas. Metas Mičelas paskutinį kartą BCL LKL tritaškį buvo pataikęs vasario 2 dieną. 4 rungtynės iš eilės, bet tritaškių 6 netaiklus iš eilės. Na ir čia, aišku, Neptūno gynyba viską padarė gana neblogai. Dunstonas buvo baudos aikštelėje. Natūralu, kad pagalba būtent prie jo, Metas Mičelas laisvas. Bet apskritai, Augustai, Metas Mičelas šiandien išsimetė 9 metimus, tai yra daugiausiai kartu su Doviu Giedraičiu beje komandoje. Nežinau, kada tai buvo paskutinį kartą, o Francisko į bet kokį, sakykime, Neptūno mini spurtą, kuomet jie tiesiog galvoja apie grįžimą į rungtynes, atsako savo žudančiais tritaškiais. Ir čia nebus skaitomi taškai, triumfuoja žalgiriečiai, Laurynas Birutis. Ir išprovokuota pražanga puolime, bet ten Silvėnas Francisko. Du svarbiausi dalykai Žalgiriui, kad aišku, atrodo, jog Silvėnas Francisko yra sveikas ir pasirengęs žaisti. Čia svarbiausias dalykas, kad net minimalaus sužeidimo nebuvo. Na ir kitas dalykas, jo kamuolį atgavo į savo rankas, o dabar Francisko dar tokį paserviruoja perdavimą, suranda laisvą Birutį ir dėjimas iš viršaus. Aukščiausia klasė, ten Sirvydis nestato užtvaros ispaniškame pikinrole, dėl pagalbos baudos aikštelėje nėra ir Sisko tiesiog saldainiuką Biručiui ten patiekia. Mičelas įima kamuolį. Ir dabar jau Silvėnas Francisko jau kitoje aikštelės pusėje, bet šiek tiek pristabdo arklius. Žalgiriečiai vėl ispaniškasis pick and rollas, vėl Sirvydis stato užtvarą. Metas Mičelas 1 prieš 1 situacijoje, bet šį kartą ją laimi Zeinas Watermanas. Taip, šį kartą vėl kontaktas į veido sritį, tik kitoje pusėje. Aleno Smailagičių stiliumi Metas Mičelas bando skintis kelią link krepšio. Kaip ir Dunstonas. Neabejoti. Neitas Johnsonas pasižymėjo dar ir tokiu metimu ir atrodė, kad Neptūnas dar turi kažkokių šansų šiame mače, bet žalgiriečiai labai greitai tuos visus šansus praktiškai naikina iki 0. Plius 16, 5 minutės Neptūnui kažkokį stebuklą sukurti. Ir čia Johnsonas provokuoja pražangą. Tai yra 4. Žalgirio komandinė. Ir dabar iš galo kamuolį išsimes Klaipėdos Neptūnas. Taip, ta apskritai antrąją pusę Žalgiris jau laimėjo 18 taškų persvarą. Miles Heson prieš Lauryną Birutį nusimeta kamuolį Beručkai, grįžta ten Birutis, nėra galimybės metimui. Neitas Johnsonas išlaviruoja tarp varžovų. Gražus slalomas ir dar 2 taškai. Taip kad Neitas Johnsonas šiandieną jau viršyje savo taškų vidurkį, 20 taškų. Čia vėl bando žaisti tą 3 žmonių žaidimą. Kauno Žalgiris, Birutis dabar su Francisko. Metas Mičelas vėl laisvas kampe, vėl rizika ir šį kartą jinai pasiteisina Neptūno komandai. Tašiūras Bui.
Čia neblogai surado Miles Hesson, bet jisai žino, varžovai nuskaitė, ką Britas darys toliau. Na taip, ir čia tokiose situacijose dažniausiai treneriai prašo to papildomo perdavimo nuo žemės, nes būtent gynybinis žaidėjas tą tiesų perdavimą dažniausiai, kaip dabar ir pamatėte, gali blokuoti. Mindaugas Girdžiūnas grįžo į rungtynes. Šiandien 13 minučių 12 taškų, bet jau senokai nematėme jo sėkmingų reidų. Martynas Pacevičius čia provokuoja varžovo pražangą ir vėl stos prie savo tikrai nemėgiamos baudų metimo linijos. Šiandien, aišku, 1 iš 3 maždaug pagal savo procentą. Ir tu minėjai, Lukai, tritaškius, kad Neptūnas, jeigu nori laimėti, turi pataikyti virš 40%. Tai vienu metu buvo 7 iš 14, net 50%, bet po to Neptūnas pataikė vos 1 iš 9. Ir matom rezultatas koks. Taip, Martynas Pacevičius pataiko pirmąjį baudos metimą. Na, apskritai, Augustai, papildant tave, 8 tritaškai šiandieną pataikyti Neptūno, 4 iš jų pataikė Neitas Johnsonas. Visiškai jisai būtent tempia tą Neptūno vežimo. Čia Martynas Pacevičius abu taiklus kiauri baudų metimai, mažinantys skirtumą iki 12, dar minimalus ir Neptūno spaudimas. 5 sekundės jau sudegina ir dar štai taip išmuša kamuolį, vos spėja persivaryti į varžovų aikštės pusę svečiai. Dovis Giedraitis dabar jau ramus laukia Lauryno Biručio užtvaros. Nesikeičia. Sirvydis buvo kurį laiką laisvas kampe, bet Giedraitis pats eina iki galo. Nuostabios Dovydo Giedraičio rungtynės šiandien. Nežinau, ar priėmė nors vieną blogą sprendimą šiandien. Tikrai įspūdingas ir situacijų skaitimas gražu žiūrėti. Vieną klaidą padarė, tai gal. Gal varžovas, komandos draugas nesugavo perdavimo. Čia Neitas Johnsonas Hessonui šį kartą jau sėkmingiau šį skirto kamuolį Girdžiūnui, bet ten vėl visus kelius uždaro Mičelas. Reikės mesti Milesui Hessonui ir dar visiškai nemato atakos laikrodžio. 20 numeris. Ir čia triumfuoja ir Žalgirio atsarginių žaidėjų Solelis, ir Andrėja Trinkieri. Na, kaip Mindaugas Girdžiūnas ten nemetė, kaip turėjo kamuolį laisvas. Jeigu duodi šansą Žalgiriui sugrįžti tose rotacijose, jie tą greičiausiai ir padarys. Jeigu ir turi stipriąją pusę šiame sezone Žalgiris, tai yra tikrai būtent gynyboje. Tas Mičelas daug erdvės prie tritaškio, bet jau dar sykį nemes. Isaiah Wongas prieš jį Pacevičius grįžta Pacevičius po krepšių, gražus klaidinamas judesys ir labai gražiai skrodžia kamuolys tinklelį. Neitas Johnsonas iki pat galo vėl išplėšia varžovo pražangas, tos prie baudų metimo linijos, bet jau natūralu, tas energijos lygis gerokai žemesnis Švyturio arenoje, nes, na, kaip Vovoras sakė, mums dabar reikia didelių pergalių. Ne tik pergalių, bet reikia didelių pergalių prieš, sakykime, Lietuvos krepšinio milžinus, bet šiandien ta potenciali pergalė jau labai tolsta. Maždaug tiek toli, kiek Kaunas nuo Klaipėdos. Na ir dabar Neptūnui tų šansų pasiekti pergalės bus ne vienas ir ne 2. Laukia namų rungtynių maratonas. Kitą savaitgalį atvyksta Jonavos, Sibet, po to Vilniaus Rytas. Dar po to Vilkai atvyksta į Klaipėdą. Na tai 3 šansai. Žinai, 3 šansai, bet tikrai nelengvos rungtynės, nepaisant to, kad tai yra namai. Kita vertus, aišku, Neptūnui šį sezonas irgi toks, kur lengvų rungtynių nėra. Na taip, dabar 4 rungtynės namuose, įskaitant šitas ir prieš 4 geriausias BCF LKL lygos komandas žais Klaipėdos Neptūnas. Taip, na visada turbūt ta pirma mintis nebūna galbūt priskirti Jonavos Sibet prie 4 geriausių komandų, bet šį sezoną laikas priprasti. Tikrai taip. Manto Šerniaus auklėtiniai demonstruoja nuostabų žaidimą. Ta matėme ir vakar pergalę prieš Kėdainių Nevėžio Optibet ir galbūt ta pergalė nieko nenustebino, bet taip kaip jie stabdė Nevėžio gynėjų duetą Mitą Ebo ir Josefą Žirardą, kurie problemų pridarydavo ir žaliai baltiem vyrukam, tikrai buvo pagirtina. Dabar dar vienas minimali pertraukėlę pavalyti parketą ir vėl žaidžiam krepšinį. Isaiah Wongas iš pradžių Mičelo užtvaro, paskui tokia Biručio užtvaros imitacija ir dabar
vėl kamuolys pas jį. Prieš Arną Biručką vėl panašus toks, tarsi pagazdina, jog Veršis staigiai susigražina koją atgal, bet šį kartą nemetė toliau, tiesiog šoka su kamuoliu Vongas, netiklus metimas ir ten pražanga į kitą pusę, jau kovoja dėl atšokusio kamuolio, neteisų žalgiriečiai. Tas matome, kad Izėja Vongas labai mėgsta tos sustojimus ant dviejų kojų baudos aikštelėje ir pagazdinimus. Kardinaliai kito stiliaus, bent jau jeigu kalbant apie 1-prieš-1 žaidimą, yra jis negu Lonnie Walkeris, kurio poziciją jis užpildė. Lonnie mėgdavo tos metimus po driblingo, Vongas mėgsta verštis, tada gazdinti, laukti varžovo klaidos. Lonnie Walkeris būdavo tiesiog labiau, kad aš savo galimybėmis pelnysiu tos taškus, o čia Valcevičiaus bauda labai netikli. Išsigandai, Lukai? Taip, jau dabar tikrai, manau, aišku, sakykim, formaliai dar tų ginklų niekas nesudeda, bet tikrai labai sunku tikėtis, jog 65 taškus per beveik 38 minutės sumetę Neptūno krepšininkai dar gali kabintis į rungtynes ir 14 taškų deficitą panaikinti, o čia tikrai dabar su kamuoliu absoliutų Žalgirio pergalės Kalvis, Giedraitis 15 taškų 17 naudingumo balų, kartu su Silvenu Francisko. Šiandien buvo nuostabus, 2 minutės lieka žaisti, Vongas prie Spacevičių, tą matėme ir praeitos atakos metu. Vongas šį kartą nusimeta kamuolį metui Mičelui, Mičelas iš kampo nesėkmingai, bet Birutis galva aukštesnis už varžovus, ima kamuolį ir provokuoja varžovo pražangą. Na ir čia dabar vėl stebėjo Andrėją Trinkierį, jo plojimai buvo po šio epizodo, iškelti kumščiai viršų Izėja Vongui. Patiko jam tas perdavimas, Mentas Mičelas išsimetė visiškai laisvas, gerai, tiesiog situacija įvertino Žalgirio naujokas. Atrodo, kad ir Dovydas Buika turėtų tuoj gauti pirmasis minutės šiandien. Izėja Vongas netrukus grąžins kamuolį į aikštelę. Perdavimas Biručiui, toliau Vongas su kamuoliu prieš jį, jau etatinis jo gynėjas po išsikeitimų Pacevičių, šį kartą ten ir Girdžiūnas atėjo į pagalbą, Mičelas gražiai gąsdina varžovą, bet galų galėjom išmušamas kamuolys ir Neptūnas pasileidžia į greitą puolimą. Ojojo, jeigu tokį metimą būtų pataikęs Pacevičius, pataikė kažkurią savaitę kitas LKL krepšininkas, dabar tik tai užmiršau šituo momentu, bet tai buvo gynėjas iš centro. Tokį, tikrai būtų tokį lankstumą pamatyti, būtų fantastika. Vėl grįžta čia Girdžiūnas prie Vongo. Vos 3 sekundės atakai reikia jau forsuoti metimą. Vongas iš toli, netiksliai. Ir ką pavyks atsikovoti kamuolį Neptūnas. Girdžiūnas su kamuoliu. Emelsas Hesonas pro šalį, Neitas Johnsonas suteikia antrą šansą savo komandai. Į kairę nusimeta kamuolį Hesonui, dar viena Neptūno klaida ir Izėja Vongas, aišku. Skubėti nėra kur, čia nebent skubėti tam, kad pertrauka būtų ir Dovydas Buika gautų savo šansą. Jau ilgą laiką norintis pakilti nuo, įžengti į aikštelę, pakilęs nuo suolo jis jau seniai. Neptūnas 20 kartų suklydo šiandien. Tikrai Vovaras vėlgi minėjo, reikia idealių rungtynių, tai yra labai toli nuo to. Vongas vėl atakos pabaigoje ir Girdžiūnas persistengia, Izėja Vongas galės dar pridėti porą taškų į savo ir komandos sąskaitą. Na ir čia du jaunuolių pasirodymai, Dovydas Buika Žalgirio gretose ir Kristupas Leščiauskas Neptūno gretose. Net ir arenos pranešėjas sakė, plojimais pasitikim, galvojau, negi Dovydą Buika, nepaisant to, kad Lietuvos talentas jau būtų kažkaip liktai per daug, bet Kristupas Leščiauskas nėra pirmas jam tai pasirodymas, bet vidutiniškai po 2 minutės šį sezoną žaidžia, 1,5 taško vidurkis, čia Izėja Vongo taikli bauda, suteikianti Žalgiriui 15 taškų pranašumą. Šiandien didžiausia persvara beje buvo 17. Čia
Čia Johnsonas prieš Birutį. Geras jo perdavimas Martynui Pacevičiui. Pacevičius dar susirenka 2 taškus, bet tai šiose rungtynėse jau yra viskas. Kauno Žalgiris pratęsė savo pergalių seriją BCF LKL pirmenybėse 80-67. Jie įveikė Klaipėdos Neptūną ir toliau nepralaimi nuo spalio 27 dienos, o Klaipėdos Neptūnui tai yra 11 nesėkmė per paskutinį